išlaikyti tokį lygį, kokį mes išlaikėm 25 metus, yra be galo sudėtinga. Šie metai gal daugiau, gal ne šie metai daugiau reiškia gal tai, kad dar Šiauliai yra gyvi, jeigu sportas egzistuoja 25 metus sulaukia, tai ko gero didžiausia šventė. Iš pradžių ir siūlė dirbti futbolo treneriu, bet susiklostė tokias aplinkybės, kad tuometinės Žalgirio sporto mokyklos direktorius Jonas Sakalauskas, sutikęs mieste, sako, eik treniruoti žolės riedą. Riedulys tuometinis buvo labai toks paprastesnis, mušo, bėgo, dabar laikai keičiasi, gal ir dabar, sakykime, tuos žiūrovus daugas senesnius atbaido, kadangi nėra, galvoju, kad tas stilius žaidimo išliko, dabar žymiai yra gražesnis riedulys ir taisyklės paprastesnės. Yra gan patraukli sporto šaka šiai dienai. Riedulys yra labai sudėtinga sporto šaka, nes reikia naudoti įrankį, ne tik savo kūną, įvaldyti techniką. Tai manau, kad šią sporto šaką pasirenka drąsus, ryžtingi, su charakteriu ir užsispyrę žmonės. Per 25 metus pasikeitė kartos. Turbūt, jeigu galima suskaičiuoti, turbūt 3, gal dabar jau 4 karta. Tai tas labiausiai pasikeitė turbūt. Treneris liko tas pats nuo pat klubo įkūrimo. Aš taipogi nuo 92 metų klube, tai taip, kad mes kaip tie mohikanai jau pasikeitė merginas. Tos žaidėjos, kurios pradėjo žaisti prieš 25 metus, jos dabar yra veteranės ir iš tikrųjų atlieka kitus vaidmenis mūsų klube, tai už organizaciją atsakingi, kai kurie žaidėjai tapo tarptautinės kategorijos teisėjai, kai kas treneriauti pradėjo, o kai kas tik tai myli ir palaiko sportą iš šalies. Apsikabinimas visiems kartu, kliksmai rūbiniai, kaip persirengimo, tai aš manau yra didžiausia dovana. O paskui gal su metais mes pradėjom kažkaip jas minėti, gal specialiai, po to susiburdavom kažkokiuose restoranuose, gal kavinėse, bet aš manau didžiausias ta pergalė, tas džiaugsmas ir buvimas kartu, tai yra pats didžiausias nuopelnas. Sieja jau amžiną draugystę, nes aš manau, kad tik sporte tu atrandi tikrus draugus, nes sporte tu esi aukščiausią laipsnio nuovargį arba didžiausią laipsnio euforijoje, esi be kaukių, mes esam tokie, kokie esam iš tikrųjų. Todėl šita draugystė, jinai tęsiasi amžinai. Netgi jeigu ir mes nelaikom santykių kiekvieną dieną susitikus, tas ryšys vis tiek jis yra per tiek metų išlikęs. Mes tuo metu atstovavom iki 21 jaunimo rinktinę ir iškovojom kelialapį pasaulio čempionatą, kuris vyko Bostone, Amerikoje. Tai buvo įspūdinga kelionė, tai buvo apie 2-3 savaičių trukmės kelionė. Tikrai įsiminė pats, kad dalyvauja pasaulio čempionate, atvykęs čia iš Šiaulių bazės, tai įspūdingai. Įsiminė tikriausiai tuos nepamirštamos emocijos, kai tu laimi. Žinoma, neapsieita ir be pralaimėjimo. Tai yra gilus liūdesys ir šita nereali euforija, kur atperka tau, 10 metų triūsą. Tai manau, kad man tai labiausiai gal įsiminė emocija. Pirmą kartą, kaip mes tapom turbūt Lietuvos čempionėmis, tai kada mes nugalėjom taip pat daugkartinės Lietuvos čempionės, tai toks buvo tokia komanda Šiaulių Tauras, kuri atrodė mums turbūt nenugalima.
O daugiau tai visos pergalės 17 kartų mes tapome jau Lietuvos čempionėm, tai mums tapo vos ne kasdienybė, mums dabar jau turbūt atrodytų keista, kad mes jomis netaptumėme, bet iš tikrųjų tai man asmeniškai vienas įsimintiniausių įvykių tai viename pasaulio etape, kai mes buvom laimėjusios tą pasaulio etapą ir buvom pripažintas žaidėjas, laimėtojas tos turnyro. Turbūt to mačo tarp Lietuvos ir Airijos, bet teisėjų klaida buvo tame, kad mums reikėjo persirungti tas varžybas ir po to karto mes praradome tą laimėjimą ir iš tikrųjų tai buvo labai skaudus išgyvenimas, kuris turbūt ir lėmė, ar mes toliau sportavome ar ne. Tų kelionių būtų tiek daug ir tų gražių laimėjimų iš tikrųjų tiek Lietuvoje, tiek Europoje buvo ne vienas. Tai galbūt iš tokių nelabai senų, tai praeitų metų Europos čempionatas, kuriame pati tapau rezultatyviausia čempionato žaidėja ir kur mūsų komandai sekėsi tikrai neblogai. Tai čempionatas išsiskyrė tuo, kad tikrai buvo labai daug įvarčių. Ir apskritai mūsų komanda pelnė labai daug įvarčių ir tie įvarčiai buvo gražus ir buvo ovacijų tribūnose. Tai ko gero kiekvienas momentas, kuris priverčia žiūrovus ploti, jis vis laik įsimena tau pačiam. Gal tai buvo kokie 96, gal netgi 5 metai, kai mes nuvažiavom žaisti salės riedulį į Vokietiją. Dar tikrai žengėm salėje pirmosius žingsnius, netgi nuvažiavom su lauko lazdom, tai vokiečiai juokėsi iš mūsų, bet esmė buvo ta, kad į turnyrą mums leido įsidėti 2 komandas, o turėjom tik 1 vartininkę. Tai mes įstatėm 2 komandas, kadangi antroji komanda neturėjo vartininko, tai aš pasisiūliau jo būti ir mane ten aprengė visą vartininko amuniciją ir išbandžiau savo kailiu, ką tai reiškia stovėti vartuose žolės riedulio varžybose. Tai turbūt man toks pats įsimintiniausias įvykis ir toks kaip krikštas žolės riedulys. Na čia labiausiai galbūt tokia Šiaulių tradicija, tas žolės riedulys, kad vis tiek mes galvojam, kad žolės riedulio sostinė yra Šiauliai ir kad tiesiog yra gera bazė ir daug merginų Šiauliuose pabando tai. Kiekvienais metais po pasibaigus sezonui, tai būna birželio mėnesį, kada baigės Lietuvos čempionatas, visada švenčiam sezono uždarimą vienaip ar kitaip. Merginos pasirenka tos mūsų pabaigimo tą šventę organizuoja. Jos būna įvairios, kad ir paskutinė, tai mes po sezono plaukiam su baidarėm visą komandą, su vaikais, kas turi vaikų, su antrom pusėm. Tai va, tokia galėčiau sakyti, kad yra kažkokia tai tradicija. Mes švenčiame pergalės kartu su komanda, su treneriais, taip pat mes turime kalėdinius vakarus, kada mes pažymime turbūt metų pergalės, bet taip mes turime tokių ir, kaip sakant, dalykų, kai mes nemėgstame siūti kažko prieš varžybas, jeigu nors ir mums apranga suplyšusi, arba mes niekada negrįžtam į savo persirengimo kambarį, jeigu kažką paliekame prieš varžybas. Tai va, iš tikrųjų, tai mūsų tokie yra prietarai, kurių mes visada laikomės. Prieš varžybas tai yra tam tikros tradicijos, tai yra komandos kalba, kapitonės kalba dažniausiai ir bendras komandos šūkis, kurį mes turime sukūrę labai senai, kiekvienais metais bandome vis perkurti, vis naują šūkį, tarkim, pasakyti, bet šitas yra labai giliai mums į širdį įstrigęs ir mes jo nekeičiam jau eilę metų. Visada po kapitonės kalbos, kapitonė mūsų arba vartininkė sako vienas už visus ir mes ratelėje visi atkartojam, aišku, ir visi už vieną. Tai tiesiog, kad prisimenam tą taisyklę, kad tai yra vėlgi komandinis sportas ir kad jeigu draugė suklys, tai jinai turi dar 10 draugių aikštelėje, kurios gali ištaisyti jos klaidą. Ir tuomet jau eina garsus, nes tai yra tyli tokia, kaip ir kalba pasakyta. Ir tada jau garsiai mūsų vartininkė šaukia, kas laimės ir mes šaukiame. Tai va, tai toks tas mūsų šūkis.
reppin' my town. When you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Big Snoop Dogg and Wiz Khalifa. See, on the West Coast, I'm the big chief, the Grim Reaper. Maybe that bring me back. Yellow lag, still a logo in the bag. We banging out that Taylor game. Dub to your face, baby, till you say my name. Don't get your click served. So much black and yellow, you would think I was from Pittsburgh. Inchurn, get churned. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's done. When I pulled off the lot, that's done. Reppin' my town. When you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it. Palinkėčiau, kad patektų į Europos trejetuką, gal net ir aukščiau, patektų į Olimpiadą. Palinkėtumėm jaunimui būti drąsiam ir ateiti pas mus, o vyresniom žaidėjom sugrįžti. Ir palinkėti dar, kad bendra komanda, tiek jaunimas, tiek vyresnieji, tiek susidraugauti, susibendrauti labiau, nes tiek yra pasaulių skirtumas, gal tas jaunimas biškai prisidėjo mūsų susidraugavimo tokio komandos, komandiškumo didesnio. Palinkėčiau, žinoma, sportinės sėkmės. Tikrai tai nėra paskutinis faktorius mūsų sporte. Ir išlikti komanda. Palinkėčiau, kad tai nebūtų komanda, kad tai vis dėlto visi kažkodėl tai vadina, kad tai yra komanda, o aš tai norėčiau, kad tai būtų ne komanda, o klubas, kad tai peraugtų į tikrą riedulio klubą ir riedulio šeimą su ne tik, kad būtų komanda, ta piramidės viršūnė, bet kad būtų ir žemesnės grandys, ir vaikai, ir klubo nariai galėtų būti ir tėveliai, ir mamytės, ir močiutės, ir broliai, ir sesės, ir kad tai būtų tikra riedulio bendruomenė, kaip bendras klubas. Tai turbūt vienas būtų toks didžiausių palinkėjimų, o antras, jeigu kalbėti konkrečiai apie tą komandą, apie tą piramidės viršūnę, tai žinoma, kad ir toliau nesusistoti, kad siekti pergalių, išvengti traumų, būti draugiškam ir mylėti riedulį, nepamiršti jo, nes tai labai graži sporto šaka. Tai linkiu visai Gintaro Strektės universiteto bendruomeniai, komandos vadovams, rėmėjams ir toliau mėgauti šiuo sportu. Kadangi esame mėgėjai, bet širdie tikrai profesionalai, tai noriu palinkėti labai gerų rezultatų, tapti čempionais, garsinti Šiaulių miesto vardą ir būti laimingiam. Norėčiau palinkėti turbūt, kad mes švęstume ir dar po 25 metų ir turbūt ir dar po 25 metų, kad tas klubas švęstų galbūt ir 100-mečio jubiliejų, nes pasižiūrėjus į Europos klubus ir pasaulio klubus, jie kai kurie turi daug gilesnės tradicijas. Lietuvoje žolės riedulys neturi ypatingai gilių tradicijų, tai norėčiau, kad tos tradicijos gilėtų, o palinkėčiau dar turbūt, kad ir šiauliečiai mus mylėtų ir ateitų į mūsų varžybas mus palaikyti, kad nepamirštų, kad iki pergalės reikia nueiti labai didelį kelią treniruočių metu ir iš tikrųjų mes derinam kartais mokslą, darbą, šeimą, laisvalaikį ir varžybas viename ir iš tikrųjų mums palaikymas mūsų miesto ir valdžios atstovų, ir pačių šiauliečių, draugų mums yra labai svarbus. Tik tai pergalė.